visi regbio mylėtojai, esame Šiauliuose ir visą dieną čia būsim, nes šiandien startuosim nuo Šiaulių Eksto ir Latvijos mėsininkų. Reguliariaus sezono pabaigoje ir pradinį smūgį atlieka Šiauliai Eksto. Rungtynių pradžioje ryškėja pranašumas ir čia atrodo turim pirmą žeminimą. Tai aš galvoju, kad viskas palei planą. Šiek tiek gal pirmą kėlinį per anksti pradėjom žaisti teritorinį žaidimą. Per anksti mūsų jaunimas pajuto, kad gali, pradėjo spardyti tų kamuolių, per daug atidavėm. Tai realiai kokios 6 geros progos buvo nerealizuotos pirmą kėlinį, bet susitvarkėm galvose. Išėjom į antrą kėlinį, žinom, kad žaisim pavėjui, galim žaisti teritorinį, galim žaisti koją, galim žaisti greitą žaidimą. Ta ir padarėm, o didžiulis ačiū iš tikrųjų žaidėjom, kurie tą gynybą palaužė. Nes pirmą kėlinį tikrai rodė mėsininkai solidų ir stiprią gynybą, buvo gan sudėtinga juos ir stabdyti, ir liniją kirsti. Bet mes žinom, kokia yra ta situacija šiai dienai. Soliukas pas juos trumpas, gan jie tokie yra jau metuose vyriukai didžioji dalis grumtynėse, tai suprantam, kad antrą kėlinio antroj pusėje jie palūž, bet dėja, palūžo anksčiau šiek tiek. Tai ar vyrai jau parodė, kad verti bandymo ketvertukė šiemet? Jeigu žiūrint iš kaip komandos žaidėjas kartu, kuris žaidė kartu su komanda, tai sakyčiau, jo, mes vertimės, kėtėmės, čia viskas super, realiai labai gerai sužaidėm, kokie mes gražus, faini. O jeigu žiūrint iš trenerio pusės, tai vis tiek per daug dar klystam. Ir kas liūdniausia, kad mes klystam per daug kritiniais momentais. Žaidžiant su stipriausiam komandom, tu gali turėti per visus 2 kėlinius, gali turėti 5 progas žeminti. Ne per vieną, ne per 10 minučių, per visą 80 minučių 5 progas žeminti. Ir jeigu tu to nepadarysi, tu daugiau negausi šansų. Ne taip kaip žaidžiant, sakykime, ten ne ketvertę su silpnesniom komandom. Tai dar kol kas iš tikrųjų yra daug kur padirbėti. Tai sakau, mes pirmi metai dar būrėm tą komandą, pirmi metai dar šlifuojam. Aš tikiuosi, kad mes tą brandolį išlaikysim ir kitiems metams. Žinom, kur dar reikia padirbėti, žinom, ko reikia dar, kurias pozicijas reikia susistiprinti, kad tikrai garbingai žaisti prieš tokias komandas kaip Baltreksas, Kaunas, Vairas. I think we get a little bit tired and I think the guys weren't ready for the game mentally because we made so much mistakes that we usually don't make, and I think it was the thing that break the game for us, and we just let the show do whatever they want. Can we say that short bench or early game time was also some issues? No, I think you know the saying, man becomes the man when he understands that nobody comes and saves him. I think some of our guys need to understand they need to be a man and step up, and some half of team can't save they all, and we can't win like by 7 players playing great and the others waiting for them to do all the stuff on the pitch. Ir tai yra viskas šiame rungtynėse. Artėjo ir nepriartėjo. Toks simbolinis rezultatas 50-0.